Va, jau rašinėja, žodžiu, nukirpsiu pradžią, jeigu ką. Nu, žodžiu, tai labas vakaras visiems. Žodžiu, nepasisekė mums šiandien su Instagramu, visai netikėta istorija. Dabar tiems, kurie turi virš 1000 sekėjų, tik tie galės daryti laivą, bet kaip sakoma, uždaromos duris, atsidaro langai. Tai mes persikėlėme į kitą platformą, kaip ir žadėjau, story įrašom, galėsite klausimus užduoti komentaruose Instagrame, juos atsakysim, o šiandieną mūsų labai tokia, sakyčiau, aktuali, dažnai mano bent jau praktikoje, kaip mitybos ekspertė, sutinkama tema, kodėl mes žinodami vis tiek stringame, nejudame į priekį, nedarome veiksmų, sustojame, kartais grįžtame netgi atgal. Tai iš tikrųjų gal pradžiai prisistatysiu, kas manęs nepažįsta ir žiūrės kaip įrašą. Tai aš esu Gintarė Jonaitytė, esu prevencinės mitybos ekspertė, jau daugiau negu 12 metų esu šitoj srity ir mano pagrindinė funkcija yra, aš be to esu ir naturopatė, tai reiškia, kad mes naturopatai ieškom tų giluminių priežasčių jūsų negalavimų ir sveikatos iššūkių ir problemų ir jas rauname su šaknimis tam, kad jos neatauktų, o jūs galėtumėt džiaugtis gyvenimu ir savo gerą savijautą. Tai iš tikrųjų šiandieną eterį esu ne viena, šiandieną esu su, čia gerai gal įvardinsiu, pataisysi, jeigu ką, tai su Aiste Dromantaitė, tai yra geštalto psichoterapeutė, jau daugiau negu 20 metų šitoj srity, yra taip pat ir ICF coacherė, ar ne, 3 vaikų mama, tai žodžiu, visą gyvenimą supranta, kas ten vyksta ir kaip maišosi mūsų emocijos su maistu, kaip užeina emocinis valgymas ir kodėl. Tai šiandieną mes iš tikrųjų tokį labai trumpą 30 minučių esmės, netgi taip pavadinau mūsų pokalbį, be beletristikos, o eisim prie esmės. Tai yra, sužinosite pagrindinės priežastis, kodėl tai atsitinka, ar ne, duosime tokių gal gerų įžvalgų iš savo praktikų, kad galėtume taikyti čia ir šiandieną. Na, o didžiausią sprendimą visi, kas išliks iki galo mūsų pokalbio, iš tikrųjų sužinos sprendimas, kuris galėtų iš esmės pakeisti jūsų požiūrį į save, į savo kūną, į santykį su maistu ir aišku vesti link geresnio gyvenimo, kokybiškesnio. Tai kągi, Aiste, iš tikrųjų labai malonu, kad prisijungiai šiandieną, kad ir su netikėtumais, bet norėčiau iš tikrųjų tavęs paklausti, kodėlgi tie žmonės tokie sutvėrimai, kurie daug žino dabar žmonės, man kiek prirašo iš tikrųjų, ir kaip daryti, ir kada valgyti, ir kada nevalgyti, ir kada gerti, ir kiek gerti, ir kur nusipirkti, nes apstu informacijos, bet tikrai galiu pasakyti net procentais, net čia yra patvirtinta Pasaulinės sveikatos organizacijos, kad realiai net 75% visų tų, kurie bando kažką keisti gyvenime, tai yra įvesti pokytį, vis dėlto sunkiai sekasi. Tai kažkas sugrįžta atgal, kaip buvo, kažkas tai tiesiog visai nedrąsu imtis, nes nepasisekė, daug buvo blogų patirčių. Tai kokios iš tikrųjų, gal mūsų viskas slypi mūsų galvoje, ar kur, kokios tos priežastys galėtų būti? Ačiū labai, Gintarė, už kvietimą ir malonu prisijungti. Įdomus toksai ir iššūkis, ir projektas, ir pati ta idėja. Ir man labai patiko, kai mes tavim kalbėjom apie tai, kad kas tas žmogus, ar ne, mes esam visokie, ypač klystantis, ar ne, ir nuklystantis, ir pamirštantis savo planus, ar ne. Ir turbūt šita idėja man labiausiai ir patiko, kad kaip žmogui pačiam žiūrėti į save su tokiu priėmimu, kad aš žinau, kad turiu padėti savo, ar ne, laikytis tam tikrų mitybos įpročių, bet o kas o jeigu? Ir apie tą tokį žmogišką priimantį santykį ir suvokimą, kad esam visi, nors ir daug žinantis, bet vis tiek klystantis, turim tuos automatinius senius
įpročius ir kartais prie jų labai dažnai sugrįžtam ir kad labai dažnai atsiranda tas emocinis valgymas, tai yra tas toksai viskas arba nieko. Žodžiu, grįžtu po darbo, nespėjau pavalgyti dienos metu, alkis muša, nėra pauzės sustoti ir tada įpročiai visi vejasi, ar ne, ir staiga puolu daryti kitaip, negu žinau, kad reikėtų. Pavyzdžiui, salotos lapą sugraužti vietoj ten kokios nors bandelės pakeliui, ar ne, tai tiesiog yra tie vadinami automatiniai įpročiai, habit loops, tos kilpos, žodžiu, kur mes iš pasąmonės jos tiesiog mus pasiveja ir ypač streso situacijose jie įsijungia. Ir kada mes stresuojam, kada mes bėgam, kada visko yra labai labai daug, tai va tas sąmoningumas labai stipriai atsitraukia. Mes veikiam iš tokio automatizmo daugiau negu iš tokio sąmoningo veikimo, iš tokio sustojimo, tokios savikontrolės, gal tokios, bet savikontrolės tokia gerąja prasme, ne iš savikontrolės, kad dabar aš save kontroliuosiu, čia ribosiu, nieko nedarysiu, va taip labai labai kažkokio tokio griežto santykio, ne. Iš tokios savikontrolės, iš tokio suvokimo, okei, dabar aš patiriu stresą arba patiriu tam tikrą poreikį, koks tas poreikis mano yra. Ar liūdesys, ar maistas, ar ne? Jeigu maistas, tai ką to maistu aš noriu padengti, ar ne? Galbūt noriu padengti kažkokį nerimą, kurį patyriau dienos metu, o gal geriau tiesiog yra pasėdėti, pagalvoti apie tą nerimą, jį išjausti, ar ne? Ir tada tik tai sugrįžti jau prie maisto. Žodžiu, kad atskirti, tokį stabtelėjimas, tas sąmoningumas, atskirti, kur aš noriu valgyti dėl to, kad esu alkanas ir alkana, ir kur aš noriu valgyti dėl to, kad aš patiriu kažkokius tai, emocinius tokius šuolius, viražus ir emocinius kalnelius. Bet Aiste, vienas dalykas, iš karto noriu įsiterpti. Taip. Ką dažnai klientai sako, neturiu tos pauzės. Neturiu tos pauzės ir viskas. Aš pareinu ir tiesiog šaldytuvo turinį atsidarau ir imu viską. Pauzės neturiu. Oi, žinau, kad reikėtų stoptelti, įkvėpti, iškvėpti. Aš žinau, bet nedarau. Tai kokia ta giluminė priežastis galėtų būti, jeigu taip apibendrint? Tai aš manau, kad turbūt yra apie tą tokį sąmoningumą. Nėra jokių čia stebuklingų receptų, nėra jokių stebuklingų kapsulių, piliulių ir tokių spraktelėjimų. Tiesiog, kaip ir kiekvieną įprotį, mes turim pradėti jį daryti sąmoningai ir tarkim, kaip ir kalbėjom, ar ne, tarkim, stiklinę vandens, bent jau kažkoks vienas mažas žingsnelis, nes mes kartais norim dramblį apžioti ir iš karto jau imtis ir plano, ir mitybos, ir gėrimo, ir sąmoningumo, ir viso kito, bet svarbu turbūt yra labai labai maži žingsneliai, kuriuos mes kartais nuvertinam. Tai tas labai svarbu žiūrėti, kokį mes galim realų, mažą pokytį padaryti čia ir dabar. Tai yra viena dalis ir kita dalis tą įprotį, kaip mes galim savo užfiksuoti. Tai yra tam tikrai, aišku, dėmesingumo kažkokie pratimai yra, nežinau, užfiksuoti apyrankę kokią nors užsidėti, kažkokį trigerį turėti, tokį fizinį arba lapelį ant šaldytuvo, nei kol nesustoji ar kažką tai tokio. Žodžiu, savo susikurti tam tikrus lenkščius, kur būtų galimybė tarp stimulo ir tarp reagavimo, ta tokia minimali maža tokia pauzytė, stabteliu ir galvoju, aha, yra stimulas, ką aš čia dabar darau ir kaip aš reaguoju, koks mano pasirinkimas reaguoti. Ir kai mes tada, kaip sakyt, susitvarkom čia psichologiškai su galva, ar ne, ir su savo emocijom ir mintim, tada natūralu mes galim pereiti prie tos mitybos ir tų visų principų, ką jau geriausiai tu išmanai šitoje vietoje. Dar tokį dalyką kažkaip prisimenu iš savo praktikos, būna tokia kategorija žmonių, kur tam tikra prasme yra perfekcionistai. Kaip ir minėjai, viskas arba nieko, nes jie, jeigu imasi, taip iš širdies ir iš šaknies, kaip aš sakau, jau taip nori. Bet kas gresia tokiems žmonėms realiai? Jo, tas perfekcionizmas yra toks dalykas, kad žmonės kartais labai, čia pasakyti, labai griežti yra su savim. Ir turbūt irgi ir tas mūsų programos, turbūt ir apskritai tokio mąstymo, kaip sakyti, ištakos yra apie priėmimą savęs visokio ir klystančio ir tokio galinčio kartais laikytis pilnai to plano arba kartais gali nepavykti to plano laikytis ir viskas su tuo yra gerai, ir su manim gerai, ir su planu gerai, ir aš galiu į tą planą vėl sugrįžti. Žodžiu, kad su tokiu mokytis priimti save visokį, kad aš
žinau, ką man reikia daryti, bet kartais, žmogiška yra ir paslysti, ir būti pavargusiam, ir nežinoti, ką noriu daryti, bet tiesiog sąmoningai priimti, kad aš sąmoningai suvokiu, kokioj dabar būsenoje esu, ką dabar renkuosi daryti ir galiu pasirinkti ne morką sugraužti ar ne, bet šokolado gabaliuką suvalgyti, bet aš sąmoningai suprantu, kad tą darau. Ir tada jau po to šokolado gabaliuką galbūt sugrįšiu, jau sąmoningai sugrįšiu ir prie tos morkos, ar ne, bet čia apie tos sąmoningus tokius pasirinkimus ir tokius staptelėjimus, turbūt, aš čia fiksuočiau šitą O momentą. šokoladas juodas 85% ir daugiau nėra blogai. Iš tikrųjų nėra blogai, tai yra ir geležies, ir magnio šaltinis. Ir jeigu mes ten suvalgom po, nežinau, 2 stačiakampius ant tos, žinai, iš visos plytelės, kaip tą dieną, kaip, pavyzdžiui, būna chaosinė diena, kai tikrai reikia daug energijos, daug susikaupimo, koncentracijos, dėmesio, tai tikrai nėra blogai. Ir beje, aš tokia esu labiau, kaip pasakyti, praktikė, ar ne, tai iš tikrųjų prie tos dalies, dėl to apie šokoladą ir prakalbau, nes tokias net pasirinkau jums šiandieną panagrinėti, vat, kokią 10 minučių tokias įprastinės situacijas, ką sutinku savo praktikoje, ar ne? Tai viena tokia vat, ir situacijų ir yra, vat, chaosinė, energijos daug išeikvojanti diena, kai daug susitikimų, daug bendravimo su kitais žmonėmis. Mes žinome, kad žmonės iš mūsų dažniausiai nepriduoda energijos, o atima, nes tu atiduodi taip pat, tai toks vyksta apsikeitimas, energijos. Ir taip tu jau tą žinai iš anksto. Reiškia, jeigu tu žinai, planas irgi labai svarbu. Ne planas, kad ten dėlioti, skaičiuoti ar kažką, beje, jeigu kalbant apie skaičiavimą kalorijas, tai aš tikrai netikiu. Čia buvo sukurta visiškai kitam tikslui. Mes kiekvienas esame tuo pačiu labai panašus, bet labai skirtingi, ar ne? Bet mes turime visi gauti maistinės medžiagas. Tai yra pirma. O visų antra, mūsų organizmas, tai yra konkrečiai skrandis ir visa virškinimo sistema turi tai suvirškinti. Ir visų trečia, visą tai, ką suvirškino, ištraukti, kas reikalinga šiam momentui yra organizmai ir visą nereikalingą pašalinti. Labai paprastas dalykas. Ir jeigu tie visi 3 procesai nevyksta arba kažkuris jų stringa, tai aišku prasideda antsvoriai, didėjimas pačio svorio, nenorėjimas valgyti tinkamo maisto, grėbimas tų greitų, ar ne, tai viskas tas pradeda išsirituliuoti. Tai būtent šiandien aš noriu pašnekėti apie tokias 2 situacijas, labiausiai iš mano praktikos, tai yra pirmiausia ta, kuri apie tą dieną chaotišką, tai aš visą laiką sakau, pasiruoškit tokius 3 dalykus, labai paprastus, kad būtų baltymo, kad būtų angliavandenio sveiko ir kad būtų kažkoks vaisius ar uoga sezono metu. Pavyzdžiui, kas gali būti iš anksto pasiruošta? Gali būti išvirtas kiaušiniai 2, pavyzdžiui, ar ne? Gali susidėti dėžutę. Antras dalykas, prie jų ką aš valgysiu. Galiu valgyti sezoninės daržovės, kas yra labai svarbu. Tai yra jūsų skaidulos, tai yra vanduo, tai yra mineralinės medžiagos, vitaminai, tai yra labai svarbu, ne? Porą daržovių jau yra, 200 gramų, jau pusė normos, ką reikia suvalgyti per dieną. Ir trečias dalykas, tai yra angliavandenis, sveikas, jeigu matom, kad reikės daug lakstyti, nesėdėti prie kompo, kažkur judėti. Aišku, mes imam greitus angliavandenius, bet sveikus, be pridėtinio cukraus. Tai yra uoga, tai yra vaisius, ar ne, tai gali būti net sultis, gali būti net ir duona, kuri gali pagelbėti kaip sumuštinis. Geras sumuštinis, ar ne, ant kurio, pavyzdžiui, avokadas, ar šiek tiek ten kokios lašišos, ar to pačio sūrio, viskas tinka. Tai tokį lauknešėlį tikrai turėti, aišku, visą laiką turėti, kaip aš sakau, gelbėjimosi produktus prie savęs. Kai norisi labai, ne, tai to paminėto šokolado porą šitų stačiakampio gabaliukų labai tiks, kaip užkandis, ar ne, gali būti kažkokios, pavyzdžiui, kas gali būti riešutai kažkokie, kurį sumėgstami, ne, gali būti kažkokie, pavyzdžiui, morkų maišelis. O taip, Aiste, tikrai gali būti morkų maišelis, kas yra labai gerai akims, beje, vitaminas A jūsų odai, tai iš tikrųjų labai svarbu, ne, ir lavinam netgi raumenis savo burnos, kas yra svarbu, ne, nepamirštam vien tik glotnučius gerti. Ir trečias dalykas, ką reikėtų padaryti tokioj dienoje, tai būtinai nors vieną valgis turėtų būti karštas. Tai gali būti, parėjus užšaldyta ir atšildyta, kaip dažnai pati darau, labai patogu, sriuba, troškinys, netgi gali būti kažkoks, tai pavyzdžiui, karštas gėrimas. Taip pat tinka.
nors vienas karštas patiekalas. Ir jis gali būti vakare parėjus, ar ne, kad jau mes Mhm. nebadavome, o kai badaujame, dažniausiai prisivalgome viskas, kas nėra Taip, šaldytuve arba spintelėse, dažniausiai nusiperkam impulsyviai, žinai, nuo tų kasų taip. greitai, tai kad tokio dalyko nebūtų, tai tiesiog galite tokią dėžutę pasiformuoti. O jeigu matot, kad pavyzdžiui diena tokia, žinai, kad tikrai sutinku, sako, pareinu namo ir tingiu gaminti kažką dar. Tai Taip. ką matau, žinai, kas liko Po nuo ranka. vaikų, kas liko puodė, tai tą ir, žodžiu, susigraibau. Tai kad to nebūtų, čia yra svarbus toks dalykas, kad, nepraleisti valgymo. Kas yra antras punktas, irgi labai svarbus. Tiesiog nepraleisti valgymo. Nes dažnai, girdžiu, sako, kad ryte, kavos puodelis, nelabai noriu, nes dar ten velkasi iš vakaro visą laviną maisto, paskui ten kokį nors pavaišino Rafaelo gabaliuką. Atėjo per pietus, sako kolegos, einam, čia naujas atsidarė kavinė, reikia paragauti, toks tortas labai fainas, va čia kolegė. Ir ką, kaip ir nepavalgęs visą dieną normaliai, aš turiu menį, nei ką. Prisilėsioji nesąmonių. Taip, ir tiesiog gauni tokių, nemėgstu to žodžio kalorijų, bet tiesiog gauni tikrai tuščias kalorijas, kurios nevertingos. Jos netneša maistinių medžiagų, nes ten praktiškai būna cukrus, greitas angliavandenis, būna labai žalingas riebalas, ar ne, transriebalai, ten iš visų tų pyragėlių, pertepimų, kepti riebalai, ar ne. Ir kas ten būna daugiau? Daugiau nieko realiai nebūna. Tai po tokio, aišku, maitinimosi mes išbadėjame. Ir kai išbadėjame, tai natūralu, galbūt netgi iš psichoterapinės pusės pasakysi, kad tiesiog mūsų smegenys reaguoja kaip į greitą energijos prisipildymą. Jis tiesiog negali mąstyti, veikti, kodėl mes esame tokie irzlus, nepatenkinti, kai mums trūksta realiai maisto, kai mūsų cukraus kiekis kraujyje. Akimirkai gauna tokią dozę ir paskui jau krenta žemyn viskas. Kaip cukraus kiekis kraujyje krenta daugiau, pavyzdžiui, negu 3,3, norma yra iki 3,3 gramų litre, iki 5,5, ar ne? Kai krenta, jau mes matome, kad mes labai norime maisto, tai aišku, mes grėbėme, kad, tarsi mums yra pavojus. Žinai, o jeigu nepapildys nieks, iš kur aš atsargų imsiu, aišku, iš mūsų organizmo, bet tai, žinai, mes turime saugoti save, kad kuo daugiau jame liktų, ar ne, nenaudoti savo resursų be reikalo. Tai tokioj dienoje iš tikrųjų, ką rekomenduoju, irgi tiesiog labai paprastai iš vakaro pasiruošti, tiesiog ką jūs mėgstat, vieną patiekalą iš kruopų. Kruopos, kodėl kruopos, gali būti grikiai, avižiniai dribsniai, gali būti sumaišyta, gali būti tiesiog, nežinau, perlinės kruopos, visokios mėžinės, ar ne? Lęšiai, ankštinės kultūros labai tinka dėl to, kad jos greitai pasisotini nuo jų, nes kadangi yra baltymų ir skaidulų. Tai išsivirti paprasta, ne, aišku, ten kokių pupelių greitai neišsivirsi, bet gali pasiruošti iš vakaro. Tiesiog užmerki ir tau per tą visą dieną, kur tu būsi darbe ar kažką veiksi, parėjus tu tam 15-20 minučių, nedaugiau. Šiek tiek, pavyzdžiui, riebalo galima užsidėti ir to pačio sviestuko galima užsidėti, bet tiesiog jo neperdauginti. 1 arbatinis šaukštelis, realiai. Geras riebalas, pavyzdžiui, avokadas labai labai tinka. Tai sveikas riebalas ir tai yra, kaip mano viena iš programos dalyvių pasakojo, kad tai yra natūralus sviestas, tikrai žalias sviestas. Labai natūralus, augalinis, neturi transriebalų, kaip turi, pavyzdžiui, gyvūninės kilmės riebalai, ar ne? Ir labai geras sveiko riebalo, kompleksinio angliavandenio ir baltymų šaltinis. Tokį dubenėlį. Jeigu dar salotų pridėsim, tai tiesiog plosiu katučiais, žinokit, iš tikrųjų, nes būtent salotos, jeigu mes valgome kažką baltyminio, nebūtinai iš gyvūninės kilmės, ten mėsą, žuvį, ne, bet ir ankštinės kultūras, jos labai gerai skaido tą baltymą. O mūsų organizmas priima tik, mikrodaleles, ar ne, iš to ingrediento, ką mes suvalgom. Turi būti suvirškinta iki mikro, ne, kad mūsų organizmas priimtų, ištrauktų, kas reikalinga ir pašalintų, kas nereikalinga. Tai labai paprasti tokie dalykai, kur galim tiesiog pasiruošti ir tai neužima tikrai laiko. Nes jeigu mes nusprendžiam rūpinti savimi, tai reiškia, bet kokiu atveju mes skirsime laiko tam, ar ne? Bet žinome, kad mes to pasiekoje mes jausimės gerai, mūsų energija bus ilgalaikė per dieną, nebus kažkokie šuoliai energijos ar tiesiog net nuotaikos, kas labai yra susiję, ar ne, nes kuo daugiau tos gliukozės šuolių, mūsų hormonas insulinas, jisai daugiau išskiria kasos to hormono insulino pačio tam, kad sureguliuotų
ar ne, kad gliukozė būtų normali, kad mūsų skysčiai būtų pakankami ir panašiai. Ir tokiu atveju, kai mes badaujame, jis ima iš atsargų, bet tam tikrą laiką, ar ne, mes turime leisti savo organizmui ilsėtis realiai. Taip. Taip pildyti maistinėmis medžiagomis iš maisto taip, kad leisti neapsunkinti savęs, o leisti mūsų organizmui priimti tai, ką mes duodam pačio geriausio, ar ne? Ir čia turbūt pasakysiu tokią frazę, ką tau ir minėjau, dar kai mes kalbėjome su Aiste prieš šį laivą, tokia frazė, kur aš labai ją mėgstu, žinot, kad nežinoti nėra blogai, bet žinoti ir nedaryti jau yra sąmoningas pasirinkimas turbūt. Jau čia yra nekas, tu žinai, bet nedarai, ne? Kaip sakoma, stalčiukėje laikai kažkokias žinias, ar ne? Kas iš to, kad tu nueini ten, bet ar nors vieną procentuką iš to, ką sužinojai, ne, pradedi taikyti čia ir dabar. Dėl to ir mūsų laivas yra toks labai koncentruotas, ar ne, su patarimais, ar ne, konkrečiais, su gyvenimiškom situacijom. Ir ką dar noriu paminėti, kad vis dėlto, drįstu pasakyti, kad yra tikrai gėda nesimti veiksmų dėl savęs, kai tu žinai, kai tu daug žinai, ne? Kai realiai mes ir programoje, kuri buvo sukurta jau prieš 3 metus, man ir gimė su ta intencija, nes mačiau praktikoje. Daug žinom, daug darom, klystu, nedarom, o daug žinom iš tikrųjų. Daug žinom ir mažai darom. Nesiemam veiksmo. Kodėl? Ar ne? Tai tam programa ir buvo sukurta, kad apjungti tiek psichoterapiją, ne, kuri iš tikrųjų atsako, kas tavo galvoje realiai darosi. Kodėl tos įkyrios mintis, ne, Aistė mus kamuoja ir atitraukia, stabdo, nežinau, negali žengti žingsnį į priekį. Ir mityba, ar ne, kuri veikia mūsų fizinį kūną. Taip, Aistė, norėjai pasakyti kažką. Noriu sakyti, kol chaosas galvoje, chaosas ir lėkštėje gaunasi, ir ne, mes truputį dėliojam mintis ar nedėliojam įpročius ir dėliojam taip labai struktūruotai. Man dar kas patinka, žinai, kai tu dalinies ir pasakoji apie tą tokį, ir tas labai faina, kad yra labai žmogiškas, žinai, tas mūsų visas gyvenimo procesas, jisai labai, kaip čia pasakyti, viskas gyvenime vyksta paprastai, bet ką ir sakai, žinai, daug žinom, bet labai labai mažai ką padarom. Tai kartais, žinai, iš tos visos programos vieną mikro dalyką arba pakeliui padarius, tai dabar vienas, paskui kitas, paskui trečias, bet nuo kažko tai vis tiek reikia pradėti. Ir kaip tas startas galėtų būti, ar ne, ir užtikrintas, toks tvirtas, nepalaužiamas. Tai tas ir svarbiausia, žinai, pati pradžia, nes aš ką girdžiu iš savo patirties klienčių ir ką jos pasakoja, kad būtent tų žinių gausa veda link pasimetimo, nerimo, sumaišties, o kas vis dėlto yra gerai, o kas vis dėlto yra blogai. Tai vis dėlto programoje taip ir sudėliota 12 savaičių, 12 susitikimų ir kiekvienas susitikimas turi temą. Reiškia, pirmi 4 susitikimai yra skirti teisingam to įpročio suformavimui, praktiškai. Tiesiog imsim, išsikelsim tikslą ir darysim. Ir kiekvieną tą užsiėmimą lydės ir psichoterapija Aistės, kas buvo labai gerai ir didžiulė pagalba tada, kada jūs užstriksit vėl ir kada vėl sunku bus kalbėsimės. Kada bus pajudėti sunku, tai bus tikrai Aistė, kuri tikrai tikiu, kad profesionaliai ir labai žmogiškai paaiškins, kas darosi galvoje ir imtis veiksmų bus žymiai lengviau. Ir kitas dalykas visą laiką bus ta mitybinė dalis, ar ne? O tai kaip su ta lėkšte, kaip individualiai sudėlioti savo mitybą, kai jūsų diena nėra ideali, kai ir chaotiška, kai ir tokia, ar ne? Ir mes pakeliui į tą finišą, kiekvienas eis savo tempu, kas yra svarbu. Tiesiog nebijokite, žinot, kai vienas gal Jonas tarp Petras ar Onutė skubės, nes jiems reikės to, ne? Bet bus tokių, kur, pavyzdžiui, eina savo ritmu ir tas yra man labai žmogiška ir priimtina ir aš tą visą laiką deklaruoju, kad eisime savo tempu. Ir tas 2 mėnesis irgi bus skirtas tokia labai didžiulė tema, tai yra to įpročio, kai mes busim suformavę per 1 mėnesį, 2 mėnesį mes jį tiesiog realiai įgyvendinsim. Bus praktinis užduotis kiekvieną kartą, namų darbai, jūsų refleksija kiekvieną kartą, ar ne, kas vyksta, kaip mes galime padėti, nes toks besąlyginis, galiu sakyti, palaikymas tikrai bus iš mūsų ir galėsite tikrai klausti ne tik transliacijų metu, beje įrašai po kiekvieno užsiėmimo bus, bet visą laiką sakau, dalyvaukite gyvai tam, kad patirti
Nes, Mhm. žinai, bus vėl prie to žinojimo, ne? Žinau daug, bet nedarau pati, ne? O kai esi live, kai esi kartu, ne? Su tais, kurie to pačio tikslo siekia ir su žmonėm specialistais, kurie padeda iš tavo patirties, ar ne? Mhm. Ir Tai žymiai palaiko lengviau. kartu. Taip, Tai palaiko, žymiai lengviau judėti. O paskutinis mėnesis iš tikrųjų bus būtent apie praktinį to tikslo išlaikymą, ne, to įpročio, kurį norite išsikelti ir įgyvendinti. Nes tai yra labai svarbu ir maždaug, kaip ir minėjau, netyrimais atlikta, kad net 75% žmonių būtent šitame etape ir sustoja, ar ne? Tai mes iš tikrųjų mūsų kiekvieno užsiėmimo temos tikrai yra pakankamai tokios praktiškos ir stiprios tam, kad galėtumėt realiai susidūrę su problemomis, iššūkiais, mhm. na taip imti už ragų čia ir daryti. Nes programa jau ne pirmą kartą ir tikrai galiu pasidalinti rezultatais, kad pavasario programoje dalyvausios moteris bendrai ir tos, kurios pasiekia tikslų, ir tos, kurios pasiekia ir toliau nori dar labiau įtvirtinti savo kasdienybę, jų net 90%. Tai tikrai labai daug. Kad buvo visko, galiu tikrai pasakyti. Ir nenoras, ir pasipriešinimas, ir kova, ir noras nejudėti. Bet čia, kaip mes ir su Aiste sakome, čia yra normalus procesas. Ir Taip, to nereikia bijoti, ar ne? Mūsų taip, psichika taip veikia, ar būtent. ne, Aiste? Taip, nes tiesiog priimti, kad gali būti visko, kad nėra, vėlgi, tai nėra kažkoks stebuklingas receptas, kad dabar mes su Gintarė pasakysim ir dabar visi viskas jau čia sulėknėsim ir čia labai sveikai pradėsim maitintis. Taip labai man tas ir priimtina yra, kad per tą žmogišką santykį, per tokį priėmimą, per tokį suvokimą, kad visai būna, bet mes einame, turime žingsnius, turime algoritmą, turim tam tikrą struktūrą, ar ne, kaip mes galim toliau eiti, dėkti tą savo pokytį ir ką labai irgi ką paminėjai ir ką iš tikrųjų dar norisi užakcentuoti, kiekvienam savo tempu, nes mes esame visi labai skirtingi ar ne, labai skirtingas virškinimo struktūras ir mąstymus turinti žmonės ir kad būtent, kad ta programa, jinai visa kiekvienam žmogui, kaip sakyt, gali matyti savo individualų prieimą ir paėmimą iš to, kas vyksta, tų procesų ir dalyvaujant tai programai savuoju būdu eiti per visus tos žingsnius, kurie yra numatyti tai programai. Taip, taip, iš tikrųjų, nes man, pavyzdžiui, labai svarbu dėl to, ką paminėjai, individualizuota, ar ne, tai tikrai individualizuota galiu sakyti, nes grupė yra tik tai 10 žmonių, gal priimsim dar kelis, bet iš esmės yra jauki grupė, ar ne, kuri iš tikrųjų tam ir skirta tam, kad mes galėtume su Aiste jums individualiai patarti, pasakyti, kaip aš sakau, neprieisim online, nes tai bus online, ar ne, bet žinai, kai yra gyvas pokalbis, gyvas išsakymas, tai yra žymiai lengviau, ar ne, negu yra didžiulė grupė, kur negalime skirti kiekvienam dėmesį, ne. Tai tam ir sukurta programa tokia labai individualizuota, galiu sakyti, ar ne. Jūs realiai gaunate kiekvieną užsiėmimą mūsų konsultacijas. Realiai, ar ne? Tai yra psichoterapinė sesija, tai yra mityba sudėliojama, kas jūsų lėkštėje, tai yra jūsų iššūkiai, su jais mes iš tikrųjų stengsime susidraugauti, nekovoti, to žodžio nelabai mėgstu šitoj terpėj sakyti. Aš irgi nemėgstu. Ieškosim draugystės. Jo, bet iš esmės susidraugauti, ar ne, pabandyti kažkaip pažiūrėti tą dalyką iš kito kampo, ar ne, dažnai pasimato kitaip, ar ne, dėl to ir bendraminčiai, kurie taip pat sieks to tikslo, jie tiesiog, jūs galit, kai jie išsakys savo kažkokį būseną, kažkokį ten iššūkį, ar kaip tik tai pakilimą ar nukritimą, gal bus labai jums artima. Nes dažnai būna, kad siekiantis to pačio tikslo susiduria su tom pačiom situacijom, ar ne, ir galėsite vieni iš kitų pasimokyti tiesiog. Tas svarbus bendrystės, tas jausmas, kadangi per visus tos iššūkius ir per visokius tokius parklupimus einam visi vienodai, ar čia mes būtume tokie specialistai, ar tiesiog žmonės, ar dar kitaip, tai natūraliai einam, bet tas būtent tokia palaikanti grupė ir tokia merinė. Taip, taip. Tai ką, iš tikrųjų, tikrai, jeigu turite klausimų, turėsite, tai komentaruose Instagrame ir Facebook'e tikrai rašykit, atsakysim labai mielai. Tai norėjau sakyti, jeigu neturi klausimų, gal ir baigsim, bet iš tikrųjų, čia kadangi įrašas, tai tiesiog tik galiu pasakyti vieną dalyką, gal kai nebelieka tos chaosų sumaišties galvoje, tai ir lėkštės turinys pasikeičia ir pasirinkimai į lėkštę taip pat keičiasi. Tai programa apima tą visuminį požiūrį, kompleksinį požiūrį, nes vien mitybos kaip sprendimo neužtenka.
reikalingos mūsų teisingos mintis, jeigu taip galiu sakyti, ar ne? Ir tai taip, padeda taip, taip, psichoterapija. Tiesiog žvilgsnis į save, ar ne? taip, Tai to ir taip. linkime iš tikrųjų, kviečiame iš tikrųjų į programą, beje, pasakysiu, nepasakiau, kad jį prasideda rugsėjo 23 dieną. Būtent, tokia, kur rasti informaciją, Gintarė, kur Jo, visa rugsėjo informacija. 23 dieną vyks online, ar ne, į ją registruotis galite iš tikrųjų nuorodą, kuri yra mano bio. Tikrai rasite ją, arba tiesiog parašę komentare, kad noriu, parašę asmeninę žinutę, arba tiesiog įėję į puslapį www.ambervita.lt. Čia galbūt sunkiau įsiminti, bet tiesiog pažiūrėkite mano bio, viskas yra, nerasit, rašykit, atrašysim ir labai laukiam jūsų jau šį rudenį. Ar ne, Aiste? Taip, labai labai lauksim ir labai tikiu, bus labai labai graži tokia žmogiška šilta kelionė. Labai faina. Tai ką, iš tikrųjų, ačiū labai Aiste, kad šiandieną prisijungai prie Ačiū, Gintarė. mūsų tokio live įrašo, ar ne? Nu ką, iki greitų susitikimų, sakau. Ačiū, Gintarė, iki. Iki.